Gimiau ne šituose namuose, čia mano krikšto mamos namai. Gimiau čia, dirbau Panevėžy, armijoje dirbau virėju. Teko matyti, kaip mama kepa duoną ir paminkyti ją. O užvedė gal labiau, kad kepčiau duoną, tai brolis, sako, jis Panevėžy gyvena, sako, aš perku duoną, eilė stovi, ką atveža iš kaimo tos kaimiškas duonas. O tu, sako, turi duonkubilį dar mamos ir rugių užsiaugini ir negali įsikepti tos duonos. Na ir galvoju, paimsi ir įsikepsim, pabandysiu. Mačiau, viską matydavau, paminkit, mamai rankas skauda, tai paminkit tekdavo. O mama valgė visą laiką, tik tai naminė duona. Nepripažino tos piktinės, tai rūgštį kelia, tai ką. Nes pridėta cukrų, marmoledo, visokių būna. Ir taip pradėjau, iš pradžių visokius lepioškus kepiau ten, bet suvalgydavom už tai, kad pats kepi, tai skanesnė, kai pats kepi, kai valgai, tai atrodo nelabai. Bet kai pats įsikepi, tai baisiai, tokį skanį, kokį ten bebūtų. Nu, svarbu, kad nežalė, žinojau, kaip pasikūrenti pečių, tai krikšta mama buvo šeimininkė gera, kepdavo duoną, net ir gerai šeimininkė į visą amžių kepusiai duoną, ir tai kartais neišeidavo. Žinau, kad ji gali būti ir geresnė, kaip saldžiarūgštė tokia, bet dar aš neįsitikinęs, ar tie produktai, ten irgi produktai daržovės, tokias dedamas daržovės, man bobutė pasakoja 90 metų, jeigu dabar nebėra, pasakoja, kad labai skani duona išeina, bet reikia įdėti tokią produktą, saldaus auginamą produktą, bet tai daržovės. Bet aš nesu tikras, ar jis nekenks žmogui, tai reikėtų dar pasikalbėti su kokiais dietologais ar su kuo nors ir pabandyti iškepti duoną. Aš žinau, kad jinai bus saldesnė ir puresnė gal dar net. Kažkada tai pabandysim. Ūkininkauju šiek tiek žemės perleidau sūnui, turiu ekologinį ūkį, dalį grūdų parduodu, dalį pasilieku savo duonos kepimui, nes savi grūdai yra žinomi, nupirkti nežinia, ką gali nupirkti, nors visi sako ekologiški, gali patikrinti, ten sertifikatą parodyti, bet žmonės yra įvairių žmonių ir panaudoja tos chemijas ir viską. Aš žinau, ką aš užauginau, tai aš žinau, aš garantuotas savo produktų. Man geriau jau savi grūdai naudoti. Ir aš žinau jau, kokie jie yra. Aš nusipirkau naujų grūdų, man gali ir duona neišeiti. Ir, ne tokie jau jie ar daugiau išlyti, ar sausesni, aš nežinau. Mes vežam, jeigu ir perkam, tai vežam į laboratoriją ir tikrinam tą grūdus. Ten jų glitumą, drėgnumą, ten ar nėra vabaliukų. Nes nevežam į namus nepatikrinti. Mums papildomas išlaidas. Ir kepam duoną. Pradžiai buvo lengviau, nes padėdavo įbraižyti planus, nes mes irgi nesigaudydavom. Pradžiai aš pradėjau, kad tos paramos negavau, tik tai jau šiaip, kad galvojau, kad jau gal gana, reikia sustoti su tais chemijom. Iš pradžių dar jisai būna pereinamasis laikotarpis, paskui jau ekologinis. Į trečią metą jau duoda ekologinę ūkį, nors ir pereinamasis jau nenaudoja trąšų, nei trąšų, nei chemikalų. Visas trąšas tai gali dilginių pasirūginti ir nupurkšti ten laukus, duoda trąšos, ko nedaug turi. Ir sėjomainos tos žalia trąša. Duona tai dabar daug kas kepa, bet kepa taip pat kaip kepyklose, jokie ten skirtumai. Ir tą cukrų naudoja, ir tos puriklius naudoja. Tai kas, kad savi grūdai. Jeigu jis ne ekologinis ūkis, tai aš manau, kad ar tu iš kepyklos nusipirksi, ar tu iš to ūkininko nusipirksi. Koks skirtumas? Mes jokias chemijas nenaudojam. Žaliai trąšai užariam mišinį. Augina mišinis ir užariam, tiesiog žalią masę užariam, kad duotų trąšos. Ir sėjomainos.
to išskirtinė, kepam pečiai. Žmonės bijo, kad padegtų, bet mes vaikai valgydavom žymiai labiau sudegusią tą duoną, plūtą grauždavom, labai patikdavo ir augom raudoni, sveiki ir nepripažinau jokių lygų. Nežinau, užaugau, kad tik tai, gal dabar va čia, tokie, ir tai ne nuo maisto tos lygos. Valgiau natūralų maistą. Vieną pavasarį sėdžiu ir galvoju, pripurkšti laukai, kvapas tas pavasaris, gėlės kvepia, šis mirti tais chemikalais baisiausiai galvoju, kam mums visą to reikia? Argi būtina chemizuotas tas ūkis laikyti. Jeigu bitės neša medų, viskas žydė, aš purkšti juos, pritrešti be proto ten. Tai jau gana, tarybiniais laikais dustų varstydavo kopūstus, už tai išmirė ta karta nesulaukusi tos žilos senatvės dustų rankomas, aš atsimenu, kai varstydavo ant kopūstų. Paskui tos kopūstus valgydavo, kiek prigerdavo tos moteris, kurios kojinė eidavo ir tiesiog kiekvieno kopūstų apivarstydavo, kad kirmelės nebūtų. Tai dabar kepenis, dar kas nors. Taip, aš pagalvoju, kad kam to reikia. Ar neužtenka to, ką mes susiauginsim ir nenaudodami tų trąšų. Gal ten intensyvaus reikia to ūkio, bet jau perlenkta lazda, aš manau. Nupurškė ir paskui nupurškė ir veža elevatorių, randapų, nupurškė tokiais nuodais. Paskui ligoninės pilnas ir vaistinėse milijonai. Mes neturim pinigų tada. O duonai, atrodo, kad brangėsi, nors iš tikrųjų tai darbą įdėta daug daugiau ir gal turėtų būti brangesnė, gal net. Kainos nekeliam jau 3 metai ir kaina ta pati. Ar tai sunkiau, ar tai perkam grūdus, ar savą, vis tiek kainos nekeliam. Mano ta filosofija visą gyvenimą buvo ne vien tik savo, aš daug dirbau į bendruomeniai, daug dirbau dėl kitų. Ir dabar turi 2 žmonės, vienas invalidas, vienas neturi kur gyventi, kitas irgi nelabai turi kur gyventi, gyvena pas mane kitose namuose sodybai. Visą laiką kaip tai stengiausi ko nors padėti žmogui. Taip ir dabar stengiuosi, kad žmogus valgytų natūralų, kuo natūralesnį, ne taip kažkokį tai dirbtinį. Stengiuosi dėti gerus produktus. Ne kažką tai chimiškai, kad man pinigai ne viskas. Pinigai man tai tik tai atsiskaitimo priemonė. Jų reikia galbūt kažkiek tai turėti, bet nereikia man milijonų. Ir aš tų milijonų nesusikrausiu iš duonos. Gal kepyklas susikrauna, nežinau. Mes taip, kad kad žmogus būtų sveikas, aš manau, kad tokio Lietuvoje nereikia nei tokių didelių kiekių, nei ko, bet reikia kad sveikiau pradėtų vaikai maitintis. Aš mačiau, kaip prancūzai duodam mažiem vaikam tos duonos plūtą, naminės duonos, mūsų, pavyzdžiui, duonos. Ir jie, kad valgo jiem, kad patinka ta duona. Čia mūsų bijo, padegus ar kažką. Jie nebijo, kad pasprinksni, tai kad blogai bus. Ne, čia saldumynus kažkokius. Nes reikia tą maistą perka, čipsus tos. Tiesiog mokytis didelio mokslo nereikia, knygų prirašyta, galima skaityti, galima domėtis, visur kur klausi ir viešoji įstaiga Kagras patars, pasakys, daug lankstinukų išleista. Tiesiog mokytis galbūt ir būtina jau ateinančiam kartom mokytis to ekologinio ūkininkavimo. Bet ir patys turi suprasti, kad taip nesveikai gyvendami mes tik tai vaistinių lankytojai, daugiau niekas. Pradžia kepimo, tai imsim žarsteklį ir pasiruošim pečių, išsivalysim žaryje, išsitrauksime į priekį. Pečius gana karštas yra. Dar pasitikrinsim, išsitraukę žaryje, susivalę pečių, pasitikrinsim, ar
ne per daug įkaito, ar ne per mažai įkaito. Žarijų šį kartą nėra labai daug. Žiemos metu kūrenam daugiau truputėlį, tai žarijų būna daugiau. Gyvenimas vyksta beržinėm malkom, ar vasarą, ar žiemą. Taip lengviau vien tik jeigu vien beržinės malkas naudojam. Malkos turi būti tikrai labai gerai išdžiūvusios, nes jeigu malkos nors kiek drėgnos, prastai kūrenasi ir prastai iškeps duona, neįkaista taip. Malkas naudojam tik ant 2 metų, sakykime, pasiruošimais metais. Tais metais nenaudojam jų, sekančiais metais kraunama, kaip matot, ant pečių ir dar džiovinam prieš pat kepimą, kad jos būtų visiškai išdžiūvusios. Suvalom didžiasias žarijas su žarsteliu, paskui imsim šluotą. Šluota va tokia vat yra. Iššluosim likučių žarijų, kaip su paprasta šluota. Pasiruošiam, nes mūsų duona yra šaunama tiesiai ant pečiaus pado, tai va tiesiai ant tų plytų įkaitusių mes ir šausim. Nedėsim į jokias skardas, nes mes kepam taip, kaip seniau kepdavo, kaip kepa močiutė. Ir apskritai, kaip praktiškai visi seniau kaime žmonės įsikepdavo savo duonos. Beveik visų 100% kiekviena gryčia įsikepdavo savo duoną. Kiekviena šeimininkė turėjo savo receptą, netgi prie pat gyvenančių žmonių. Tas receptas ir ta duonos skonis buvo vis kitoks. Dabar pasimsim, pasibarstysim miltais, pabersim miltų ant pečiaus pado ir matysim, ar jie labai stipriai dega ar nelabai. Pečius yra pakankamai gerai dabar įkaitęs, bet ne per daug, kad reikėtų palaukti, nes jeigu kartais būna per daug įkaitęs, tai mes, sakykim, turim palaukti, net nešaunam iš karto tos duonos. O dabar miltai sudegė, bet ne taip greitai, nes būna kartais net praktiškai nenusileidžia sudega miltai. Ore, tiesiog. Tai va, imsime lyžę. Ant šitos lyžės dar močiutė su ją dirba. Mes kitų lyžių ir neturim, turim 2 lyžės. Ir jų pilnai pakanka kol kas, bent jau tiek, kiek mes kepam. Nes vis tiek nekepia iš karto. Šauni paeiliui 2 pečius, jeigu šauni. Užtenka vienam žmogui 1 lyžės. Barstysim ant lyžės miltus. Dėkysim vandenį rankas ir darysime duonos tešlos, formuosim kepalėlį ir šausim į pečių. Kepalėlį taip rankose paformuojam, paskui dedam ant lyžės. Pabaigiam formuoti, vėlgi drėkinam rankas, pabaigiam formuoti ant lyžės. Glostom, padarom panašų į kepalėlį. Jis turi būti apvalus. Ovalus. Mes savo duoną taip žymim, močiutė taip žymėjo. Ir čia mūsų toks kaip ir ženklas. Kiek šeimų vaikų. Tai va, ir pašaunam. Tada kiek jų įvairiai. Į krosnį. Pabaigoj buvo išgramdomas kubilas. Ir pašaunamas pagrandukas, jisai greičiausiai iškepdavo. Ir būdavo vaikam labai laukiamas, nes duonos kepalo niekas nepjaudavo didelio. Mes čia kepėm nedideliais kepalais. Be duonos kepalo niekas nepjaudavo tą pačią dieną, o vaikam būdavo labai sunku laukti. To, kadangi kol bus leidžiama. Uždaryk ar turi? Ai va, komponentai. Uždarysim dangtį. Ir leisim duonai kepti. Kiek laiko reikia kepti? Priklauso nuo kepalo dydžio, bet šita duona manau keps virš valandos tikrai. Jeigu kepalas būtų didesnis, tai, tarkim,
Kaip pavyzdys, nuo mažiausiai valandą kažkur 20 minučių iki 2 ir su virš valandų. Priklauso nuo dydžio. Na, ką, mūsų pašauta duona jau iškepusi, taip jinai atrodo. Taip atrodo pečius pilnas duonos. Dabar imsim ją ir ištrauksim čia, pasižiūrėsim, ar jinai tikrai gerai iškepusi. Yra tam keletas būdų. Ją ištrauksim su tuo pačiu žartekliu, kuriuo ištraukėm žarkles. Ištrauksim duoną į žarteklį. Ir galim pasiekti. Naudosim pirštinę tą, kurią ranką palikėsiu duoną imsiu. Ištraukiam keletą kepalų. Apsiverčiam kepalą ir barbename. Jeigu garsas skardus kaip dabar, tai reiškia duona yra iškepusi. Tada apiplausim šaltiniu. Tad šiek tiek atminkštėtų pluta. Sudėdavo taip apiplautus kepaliukus ant suolą ir uždengdavo drobiniu rankšluosčiu. Garsas yra skardus, tai reiškia, kad duona iškepusi. Taip, toks yra procesas, toks jo užbaigimas yra. Šitaip mes ir gaminam šitą duoną, kurią atvežam valgytojui. Lašinį atsivežim. Kai apiplautas duonos kepaliukas apdžiūna, mes jį patepam dar lašiniu truputėlį. Būtų riebalai šiek tiek neleidžia taip greitai sužiedėti duoną. Šiek tiek apsaugo plutą nuo to kietumo stipraus. Dabar, kaip ištraukiau iš pečiaus, pluta yra pati kiečiausia, tai kietumo prasme, o vidus yra pats minkščiausias. Pastovėjusi duona bent parą laiko, tai po kepimo jinai šiek tiek drėgmės iš vidaus atiduoda į plutą. Pluta minkštėja, o vidus taip truputėlį sutvirtėja. Šitą duoną nereikėtų galbūt valgyti jau taip iš karto imti ir valgyti. Ją reikėtų pabrandinti, kaip sakyčiau aš. Savo ūkį mes nenaudojam dabar labai ypatingos modernios technikos, turim tiesiog sovietinę dar techniką kol kas, ją paremontuojam, nes modernizuoti ūkio dar kaip ir nesuspėjom iš tikrųjų, investavom į šitą kepyklą, į duonos gaminimą, iš tikrųjų, mums svarbu buvo pats produkto galutinis rezultatas, sakykim, tai duona pati. Ir dar kol kas nemodernizavom technikos. Aišku, būtų šauniau turėti geresnę, našesnę techniką, šiek tiek daugiau laiko susitaupytų ūkyje ir tiesiog galima būtų skirti gal daugiau bendravimui su tais duonos valgytojais. Šiek tiek pritrunkam laiko to būtent tam, kuris ypač, manau, yra labai svarbus. Ypač kuo daugiau bendrautų tai žmonėm. Ir ko gero, tas truputėlį sutaupytų laiko mums tas ūkio modernesnės žemės ūkio technika. Tai paprasčiausia tokia technika naudojam. Viskas, nes ūkis nėra labai didelis, nėra labai stambus. Kol kas susitvarkom, aišku, būtų šauniau turėti geresnį. Duonos kepimui mes technikos nenaudojam iš vis. Tai, manau, tas būdas yra senasis kepimo būdas. Tai viską minkome rankomis, rauginame kubiluose, mediniuose kubiluose. Taip kaip būdavo daroma seniau. Tiesiog kepam malkom kūrenamose krosnyse. Ir tos pačios krosnys yra irgi taip pat pastatytos pagal tokias jau senesnės, kaip sakant, tradicijas. Tiesiog manau, kad ir nereikia šitokių būdų kepamai duonai, kažkokių modernių krosnių ir panašiai, nes tas toks kepimo būdas, kaip mes gaminam, arba gaminimo būdas, kepimas malkom kūrenamose krosnyse, duoda dar savo tokio skonio, tai aš manau,
grinai ugnis yra, sakykime, naudojama tiesiogiai, malkos kūrenamos, tas visos dūmo kažkoks tai skonis lieka duonoje, tai manau, kad nieko mes šitome neplanuojame nei keisti, nei nieko. Manau, kad tokia gaminimo būdui jisai bus tik tai, kaip pasakyti, norima būtent tokios duonos daugiau, aš manau, kai žmonės šiek tiek tas jų supratimas pagilės truputėlį, kaip supras, ką tai reiškia, ką duoda tas kepimas ir panašiai. Tai manau, kad bus daugiau norinčių įsigyti tokios būtent duonos, tokiu archaišku būdu pagaminti, tokios, sakyčiau. Taip. Tiesiog sėja prasideda rugsėjo mėnesį, tai yra rudenį, nes tai duonos kepimui naudojama žemkenčiai rugiai. Tai vadinasi, jie prakenčia žiemos šalčius, sakykime, ir jau pavasarį, sakykime, sužaliuoja stipriau ir užauga jau rudenį tik tai. Tai tas procesas gana ilgas, sakykime, yra nuo sakykime, grūdų pasėjimo iki duonos valgymo. Vilkui net nusibodo klausyti per pasakoje, sakykime, kaip tai buvo ilgai daroma, tai jis nusprendė, kad duonos gal geriau nevalgys. Tai nežinau, ar žmonėm taip atrodo, ko gero mieste gyvenančiam žmonėm taip atrodo, kad labai greitai tą duoną pasigamina, bet dėja taip nėra. Ir tas procesas gana ilgas iš tikrųjų yra. Ir gana nelengva. Rudenį pasėjai, sakykime, kitą rudenį jauni, kuli tuos grūdus, tada mali miltus ir tuo metu iš tų miltų gali kepti duoną bandyti. Tai va. Toks yra procesas šitas. Specifinis įsilavinimas ekologiniam ūkiui. Aišku, kiekviena nauja, sakykime, žinios yra labai geras dalykas, bet manau, kad kažko tai specifinio tai universitetai labai neišmokys. Manau, seniau žmonės dirbo tikrai ekologiškai ir ypač savuose ūkiuose, nedideliuose ūkiuose, tai nieko labai nesimokė, mokėsi, kaip sakant, iš savos patirties. Tai manau, tai ir būtų nekainuojamas dalykas, tai pasisemti iš senesnių žmonių, kurie dirbė, sakykime, senelių, sakykime, jeigu dar kažkas turi tų senelių pasisemtos patirties, kaip tai reikia daryti. Universitetuose irgi dabar galbūt moko galbūt kaip su žemės ūkio modernesnė technika dirbti, kada ten ką sėti ir panašiai, bet manau, tas nepasikeitė, dar kol kas klimatas Lietuvoje taip stipriai nepasikeitęs, kad galima būtų kažko naujo sužinoti. Ir žinios geriausios, ko gero, būtų tai tos, kurios iš senesnių žmonių, ką gali sužinoti. Aš asmeniškai mokiausi iš savo tėvuko, iš senelių ir nuo pat mažų dienų, sakykime, dirbau su jais kartu. Domėjausi, tas man buvo labai įdomu. Visų pirma, ko gero, turėtų būti susidomėjimas jaunų žmonių, noras dirbti kaime visų pirma. Nes jeigu žinias turėsi, o noro nebus, tai manau, neverta tų žinių, sakykime, aišku. Išmintis sako senolių, kad ką išmoksi ant pečių nenešiosi, bet jeigu kam gilinta žinias tenai, kur tu nesiruoši dirbti. O jeigu noras bus, tai manau, tos žinios ir ateis tikrai. Universitetinis įsilavinimas, aišku, reikalingas, nes niekam dar tas nepamaišė, ko gero, bet specifinių žinių kažkokių tai universitetai, ko gero, nesuteikia labai. Aš bent taip manyčiau. O tos žinios geriausios, tai iš seniau, iš patirties, iš viso kito. Tai norėčiau, kad pasidomėtų žmonės, jauni žmonės, ypač jaunimas, mokiniai, kad, tarkim, ką duoda žmogui viso grūdo duona. Tai va tokia būtų kaip ir užduotis, kad pasidomėtų tiesiog, ką tai duoda. Ir dar viena, sakykime, užduotis, kuri galėtų pasidomėti, ko nereikėtų daryti, ko nereiktų dėti, sakykime, į duoną, tai manau cukraus ir ką cukrus duoda duonoje. Tai vat, ką jisai daro blogo žmogui, tiesiog norėčiau, kad tuos du, sakykime, kaip ir klausimus, kaip ir užduotis, žmonės, kurie žiūrės šitą visą reportažą, kad pasidomėtų tiesiog ir pasižiūrėtų, ką tai duoda ir kas tai yra. Kuo vienas yra gerai ir kuo kitas yra blogai. Tai va taip. Po
Tikslinės darbo dienos aš neturiu, tiesą pasakius, labai viskas įvairiai ir labai greitai besikeičiantis dalykai. Aišku, būna suplanuoti duonos kepimai, taip pat mūsų ūkis yra mišrus, jis ne vien mes užsiemam augalininkystę, turim taip pat ir galvijų, tai aš turiu avių konkrečiai, aš daugiau užsiemu žemės ūkio, tėvukas daugiau prie kepimo būna, aš jam padedu, dabar jo ranka šiek tiek yra sužeista, sakykim taip, tai man daugiau darbo tenka, ypač dabar paskutiniu metu. Tai tokios kaip tipinės dienos aš neturiu. Būna ir važiavimai į priekybą, tai Tymo turgelį važiuoju, į Užupį. Ir į Kauną tenka nuvažiuoti, prie Pilies tenais yra turgelis. Tai tiesiog tokia mano diena susideda iš labai daug besikeičiančių darbų, kaip sakant. Tai turiu ir avių, ir viščiukų mėsinių, tiesiog mes daug kuo užsimam ir tiesiog tas viskas pradėjo vystytis nuo to, kad tie žmonės, kurie perka, norėjo ir gauti dar ir mėsos, sakykime, iš mūsų. Jau įgavom pasitikėjimą duonos, sakykime, kepime, pasitikėjimą žmonių tų, kurie perka ir pastoviai perka mūsų duoną, taip pat dar šiek tiek daržovių jiems užauginame ir taip pat ekologiniam ūkyje, nes mūsų ūkiai yra ekologiški, tiek tėvuko, tiek mano. Ir stengiamės viską patiekti tiem patiems žmonėms, kad būtų tas, sakykime, ryšys tarp jų ir mūsų. Ir tai yra, ko gero, naudingiausia tiek mums, tiek tiem žmonėms, kurie perka pas mus, kad be jokių tarpininkų mes bendraujam tiesiogiai ir tas ir kainos ir kokybės santykis, ko gero, geriausias ir tas bendravimas daug duoda tiek jiem, ko gero, tiek mums. Tai va, o pradžia viso mano to darbo gal buvo nuo to, kad mačiau aš nuo pat mažų dienų, kaip visas, tas žemės ūkis vystosi, tarkim, dirbo senelis, dirbo tėvukas visą laiką, aš prie jų dirbau, gyvenau čionais, užaugau kaime. Ir tuo metu, aišku, gal aš to ir nesureikšminau, gal man nebuvo labai taip įdomu kaip dabar, sakykime. Niekad negalvojau, kad aš pasiliksiu kaime, nes buvau išvykęs ir į Vilnių ir gyvenau ir dirbau tenai. Bet po to nusprendžiau, kad man to reikia ir aš tikrai to noriu ir dabar nieko nekeičiau, jokio darbo, nebent būčiau priverstas, sakykime, kažkaip tai kažkokios nepalankios aplinkybės susiklostytų, kad netektų dirbti čionai, tai tada nieko negali žinoti. Bet iki dabar tai tikrai aš neplanuoju nieko kito keisti ir tikrai norėčiau gyventi ir sakykime, dirbti tuo, ką dabar darau. Nes man labai artimas tas duonos kepimas, aš mačiau, kaip močiutė tą darė. Ko gero, tas yra man įaugęs į kraują, tas toks darbas būtent ir tas žemės ūkis, nes man čia yra labai sava viskas ir labai didelis noras yra tą daryti. Tai motyvacija mano pagrindinė. O šitą visą dalyką pradėjau, tai kaip turėdama savo vaikų tiesiog nerandi ką nusipirkti, tai tą galvininkystę dėl to ir užsiiminėjau iš tikrųjų. Pradėjau nuo to, kad tiesiog nebuvo iš ko nusipirkti kokybiškos mėsos arba tenai kažkokių kitų produktų, vien duona, žmogus vien tik duona neminta. Tai va, tai nuo to prasidėjo labai mažais kiekiais, paskui likusią dalį parduodavau tiesiog ir nusprendžiau, kad ypač atsiradus daugiau žmonių, kurie taip pat norėjo įsigyti tos pačios kokybiškos mėsos, tai nusprendėm, kad šiek tiek galim dar kažką tai daugiau auginti, ne tik tai grūdus arba grūdinės kultūras. Jo labiau, kad likučius visus mes galim teisingiau ir protingiau panaudoti, sakykime, sušerdami viskas, kas netinka duonos gamybai, tenais, kas lieka kokie nors kiti grūdai, sakykime, tai yra galvijai, kurie tą visą suvaldo, sakykime taip. Ir tas ekologinis ūkis, smulkus ekologinis ūkis, jis yra ir gaunasi tas uždaras ratas, toksai tuo pačiu trąšas pasigaminame, tas tikrasias, kaip sakant, kaip visais laikais buvo, jokių cheminių trąšų mes nenaudojam, jokių ten preparatų visokių, tai yra tręšiama galvijų mėšlu ir tiesiog taip, tas yra ratas, toksai ir yra, kad užaugini ir atiduodi, ne vien tik pasiemi iš žemės, bet ir jai gražini kažką tai. Mano supratimu, žmonės, kurie norėtų įsikepti savo duonos, nebūtinai ten turi turėti pečius, malkom kūrenamus ar dar kažką. Kiekvienas, manau, žmogus galėtų laisvai išsikepti duonos savo reikmėm namuose ir ypač dėl to, kad būtų pačiam naudinga sužinoti, kaip tai yra padaroma, kaip tai ne taip lengva, galų gale
kiekvieną kartą kepant duona vis gaunasi kitoks skonis ir panašiai, kad tas supratimas atsirastų, manau, kiekvienas būtinai turėtų įsikepti savo duonos ir ko nereiktų daryti kepant duoną savo. Tai, manau, vienas iš pagrindinių dalykų, mano supratimų, tai yra nedėti cukraus, ypač tokis dalykas. Ką labai mėgsta daryti žmonės ir galvoja, kad be cukraus duonos iškepti neįmanoma arba negalima ir panašiai. O taip tikrai nėra ir to pabandyti tikrai turėtų tai pabandyti. O ką turėtų daryti? Tai turėtų daryti, ko gero, susirasti miltus, kurie yra nebalcuoti. O tai reiškia, kad jie yra nevalyti arba, kitaip sakant, viso grūdo miltai. Tai ir būtų labai geras dalykas ir ta duona būtų rupesnė, aišku, galbūt neįprastesnė negu pagrindė perkama yra tuose didžiuosiuose prekybos centruose, bet tai būtų kažkas naujo, kažkas įdomus ir galbūt netgi daugam ir patiktų iš tikrųjų, kurie nėra ragavę tokias duonas. Antras iš dalykų, kurių nereikėtų dėti į savo kepamą duoną, tai yra mielė. Mielių nereikia tikrai, užtenka naminį raugą pasigaminti iš tų pačių miltų. Raugas geriausiai pasigaminamas yra iš viso grūdo miltų, daug lengviau, kas bandė tą tikrai žino. Aš esu rekomendavęs irgi savo keliem valgytojam, kurie perka mūsų duoną ir jiems tikrai pavyko pasigaminti gana neblogą raugą, nes jie man atnešė savo keptos duonos, man labai įdomu buvo sužinoti. Dar ką nereikėtų daryti, kepant duoną, tai nereikėtų dėti sėklyčių, kurios yra aliejinio pagrindo, sakykime taip, sėmenys, linų, paskui yra, ką mėgsta labai daryti žmonės, riešutai, sakykime, paskui saulėgrąžos, nes tie produktai, sakykime, aukštoj temperatūrai skyla nelabai gerus dalykus, tai reikėtų to vengti arba sakykime, jeigu jau kepa namuose, tai tada kepti mažesniai temperatūrai, pasidomėti, kada aliejus jau skyla į tarkim, blogas medžiagas, į koncerogenus. Tai reikėtų to nedaryti tiesiog, nes manau, kad galima ir be to puikią duoną iškepti, be priedų, kurie yra parduodami arba kurie rekomenduojami yra paskaninti duoną. Dar taip pat norėčiau dėl ekologinio ūkininkavimo, jeigu tokią sugalvoti keletą užduočių, tai sakykime, viena iš jų būtų, ko nereikėtų naudoti arba ko negalima naudoti ekologiniam ūkiui, nes pakankamai daug, sakykime, daug visokių dabar negatyvių minčių, sakykime, ir negatyvių žinių visokiausių, jos viešinamos labai stipriai apie ekologinius ūkius, tai pagal dokumentaciją, pagal iš tikrųjų leidimus, ko būtų negalima naudoti ekologiniam ūkiui. Kad pasidomėtų jauni žmonės ir sakykime, ką būtent kokiom trąšom arba ką galima duoti žemė ir kaip ji yra tręšiama ekologiniuose ūkiuose.